17-24. Štai taip, pirmąjį kėlinį baigė Lietuvos rinktinė. Pradžia suteikė vilčių, bet tai, ką pamatėme kažkur nuo 7-6 minutės, nieko nepriminė to žaidimo, kurį Lietuvos komanda demonstravo rungtynių pradžioje. Ir varžovai pirmąjį kėlinį baigė 10-0. Prisimename, buvo rezultatas 14-17, dabar 24-17 Didžiosios Britanijos rinktinės naudai. Ir antrąjį kėlinį Lietuvos komanda pradeda tokiu penketu: Darius Songaila, Rimas Kaukėnas, Mantas Kalnietis, Jonas Mačiulis ir Jonas Valančiūnas. Andrew Lorenzas, Andrew Sullivanas, Robertas Archibaldas, Kailas Johnsonas ir Joelas Freelandas. Didžiosios Britanijos komandos penketas tęsiantys šias rungtynes. Vėlgi, iš esmės išimtinai tik tai Lietuvos rinktinės gerbėjai, čia gyvenantys arba iš toliau atvažiavę Amerikos lietuviai. Dar vienas taiklus varžovų metimas. Kailas Johnsonas pataiko iš toli ir varžovai atitrūksta jau 10 taškų skirtumų. 27-17 priekyje Lietuvos rinktinės priešininkai. Vėlgi chaosas ir nesupratimas tarpusavyje paprastoje situacijoje. Klupteli griūna Rimantas Kaukėnas, lyg tyčia jau buvo pasiuntęs jam kamuolį Mantas Kalnietis ir dar vienas prarastas kamuolys. 8 klaidos vien per pirmąjį kėlinį, dabar jau 9. Natūralu, jog kalbėti apie kažkokią žaidimo kokybę esant tokiai situacijai nėra prasmės. Štai dabar nepavyksta atsikovoti kamuolio mūsų komandos aukštaūgiams ir vėl papildomas šansas varžovams. Freelandas prieš Joną Valančiūną. Freelandas, metimas netaiklus ir kasgi čia dabar prasižengia. Devintasis numeris Darius Songaila, pražanga grūminti su varžovu dėl pozicijos ir vietojo aikštėje Linas Kleiza. Vėl tarsi iš natų atlieka savo paprastą, nesudėtingą, tačiau Lietuvos gynybai kol kas neįkandama derinį Didžioji Britanija. Kailas Johnsonas dar 2 taškai, -12 ir jau ta atkarpa pralaimima yra 0-15. 15 taškų be atsako sumetė varžovai. Jonas Mačiulis. Pavyksta bent jau kamuolį atsikovoti dabar, nors metimą mestas kamuolys net nelietė lanko. Lieka 2 sekundės. Robertas Jevtokas grįžta į aikštę vietoj Jono Valančiūno. Kaukėnas nespėjo išmesti kamuolio ir eilinė užstrigusi ir niekuo nepasibaigianti Lietuvos komandos ataka, po kurios Didžioji Britanija išsaugo 12 taškų persvarą, 29-17. Kailas Johnsonas. Vėl perdavimas arčiau krepšio ir vėl pavojus mūsų gynybai. Dabar tik tai fortūnos ir sėkmės dėka prameta iš puikios situacijos Joelas Freelandas, po to Linas Kleiza priverčia prasižengti Andrew Sullivaną. Neitas Reikingas aikštėje vietoj būtent pražangą užsidirbusio komandos draugo. Pirmoji komandinė.
Keičia vieną iš savo aukštaūgių Kristas Finčas. Robertas Arčibaldas palieka aikštę, užleisdamas vietą Popsui Mensah-Bonsu. Mantas Kalnietis. Užtvara jam. Kalnietis, Linas Kleiza. Iš 3 taškų zonos. Klaipėdos metimas. Ir vėl su kamuoliu Didžiosios Britanijos ekipa. Jau išlyginusi kovą dėl atšokusių kamuolių. O kalbant apie nusiimtus po varžovų krepšį, netgi ir lenkianti Lietuvos ekipa. Netaiklus metimas ir vėlgi 3 žaidėjai buvo baudos aikštelėje dabar iš mūsų komandos, bet atrodytų, kad kažkas nematomo kliudo tai vienoje, tai kitoje situacijoje. Ir vėl padovanotas kamuolys varžovams. Siaubinga ilga, visiškai tuščia ir neigiama atkarpa. Ir dar vienas varžovo atkovotas kamuolys. Na pagaliau, Linas Kleiza skuba į priekį. 3 prieš 2, šansas greitai kontratakai. Kleiza, pražanga prieš jį. Turėtų būti metamos baudos. Andrew Lawrence'as užsidirba asmeninę pražangą. Linas Kleiza prie baudų metimo linijos. Pirmajame kėlinyje pataikė vienintelį tritaškį. Dabar gali sumažinti varžovų pranašumą. Deja, ne pirmoji bandymė. 7 sausos minutės. Pirmasis taškas po ilgos pertraukos, per kurią varžovai susikrovė dabar jau 11 taškų pranašumą. 1:15. Štai tokią atkarpą išvydome per pirmojo kėlinio pabaigą ir per antrąjį ketvirtį. Kiek jau jo sužaista, nepilnos 3 minutės. Aikštės gynyba. Linui Kleizai fiksuojama pražanga. Antroji asmeninė jam. Antroji komandinė šiame kėlinyje. Ir ketvirtasis po Lietuvos rinktinės krepšių varžovų nusiimtas kamuolys. Mantas Kalnietis. Linas Kleiza. Perdavimas Jonui Mačiuliui. Nepataiko iš po krepšio Jonas Mačiulis, bet nebe varžovo pagalbos. Na, neišnaudojant tokių šansų, aišku, bus labai sunku. Gerai, kad bent jau nuo baudų metimo linijos dabar turi galimybę vėl sumažinti skirtumą Jonas Mačiulis. Trečioji komandinė pražanga Didžiajai Britanijai. Paskutiniosius 4 taškus Lietuvos komanda renka tik tai baudų metimais. Jau sulaukėme to taiklaus 2 arba 3. Na, bent jau baudose pataiko Jonas Mačiulis, taigi skirtumas mažėja iki 9 taškų. Lietuvių presingas. Bet tam yra pasiruošę varžovai. O štai tokiam staigiam agresyviam Popso Mensah-Bonsu reidui Lietuvos gynyba negalėjo prieš pastatyti nieko. Vėl 2 lengvi taškai iš po krepšio. Ir Manto Kalniečio dėjimas. Na, galbūt tai bus kibirkštis, kurios kol kas nematome šios dienos rungtynėse, išskyrus galbūt pačias pirmasias minutės, vėliau taip apatiškai ir be ypatingo entuziazmo tęsia rungtynės aikštėje esantis mūsų rinktinės penketuko nariai.
Čia pražanga stabdanti varžovų puolimą. Dar kartą pavyksta apsiginti mūsiškiams. Jonas Mačiulis, perdavimas varžovų į rankas. Ir pražanga Robertui Jeftokui. Taip. Du baudos metimai. Taip, čia gražu, efektinga, bet tai tik tai 2 taškai. Po to sekusi klaida, galima sakyti, užbraukė visą tai, ką pavyko nuveikti Mantui Kalniečiui dabar. Mensah Bonsu prie baudų metimo linijos. Taiklus pirmasis metimas, 32-22. 4 su trupučiu minutės sužaista jau antrajame rungtynių kėlinyje ir kol kas nieko labai gero ir gražaus nematyti. Nusiima kamuolį mūsiškiai po netaiklaus antrojo baudos metimo. Mantas Kalnietis. Linas Kleiza atitrūksta nuo varžovo, veržiasi link krepšio ir pražanga bei 2 baudos metimai. Keitimas Lietuvos rinktinėje ilgokai štai tokiu penketu leido žaisti saviškiam Kęstutis Kemzūra. Dabar į aikštę vietoj Kaukėno įeina Deividas Dulkys, vietoj Jono Mačiulio Martynas Pocius. Linas Kleiza tuo tarpu prie baudų metimo linijos. Pirmasis metimas taiklus. 23-32, -9. Ir abu kartus pataiko Linas Kleiza nuo baudų metimo linijos, -8 taškai. Andrew Lorenzas. Kailas Johnsonas, vėl Lorenzas. Perdavimas į baudos aikštelę. Taškų nėra, o yra techninė pražanga Linui Kleizai. Užvelgia reakcija į rungtynių arbitrų sprendimą. Vadinasi, visą tai, ko prašo iš savo krepšininkų, prašė ir prieš šias rungtynės ir anksčiau Kęstutis Kemzūra, neįkvoti energijos ir negadinti situacijos dar labiau reaguojant į teisėjų sprendimus. Vėl viskas tas taip ir lieka rūbinėje. Jau 2 techninės pražangos per pirmasias 15 minučių. Tai reiškia 4 baudos metimus ir 2 papildomus kamuolius varžovams. Gerai, kad dabar prameta abi baudas Popsas Mensah Bonsu, bet kamuolį Britai turės ir dar prieš tai dar 2 baudas mes Mensah Bonsu, kadangi tai pražanga buvo metimo metu, po to techninė, tai yra 4 baudos metimai ir kamuolys po to dar atiteks mūsų varžovams. 33-24. Dar 2 baudos. Kailas Johnsonas. Jis gerokai tikslesnis. 35-24, vėl -11. Deividas Dulkys bando stabdyti Neitą Reikingą. Jis pats perima kamuolį, atkovoja į savo baudos aikštelės prieigose ir turi šansą metu. Iš 3 zonos metimas netaiklus.
Na vėlgi visas Lietuvos komandos suolelis apeliuoja į rungtynių arbitrą, sakydami, jog prieš Martyną Pocių varžovai pažeidė taisyklės, bet kol kas tai jokios apčiuopiamos naudos neduoda, net ir tos emocijos nuo atsarginių žaidėjų suolelio, kuo gali pasibaigti bandymai pamokyti teisėjauti žaidžiant būnant aikštėje, mes jau matėme ir kol kas yra situacija tokia, kad Didžioji Britanija pirmauja jau 13 taškų skirtumu, 37-24 ir grįžtame į Houstoną, čia ką tik protestas buvo antrasis kėlinys, kuriame kol kas nieko linksmo ir džiuginančio nematome mūsų komandos žaidime, minus 13 taškų ir netrukus prasitęsianti varžovo ataka, jei Britai turi dar 10 sekundžių, minus 13, 24-37. 10 klaidų jau per 15 šių rungtynių minučių. Varžovai nusiėmė 6 kamuolius po mūsų krepšių. Mantas Kalnietis. Paulius Jankūnas, vėl Kalnietis. Greitas puolimas pristabdytas. 10 sekundžių atakai. Kalnietis vis dar su kamuoliu, mažėjant tam likusiam sekundėm. Paulius Jankūnas, perdavimas arčiau krepšio. Štai dabar šansas mūsiškiams ir iš 3 taškų zonos pataiko Mantas Kalnietis, išgelbėdamas savo komandą ir ataką. 3 taškai, 27-37, minus 10. Maikas Lenzli. Paprasta, tačiau labai sėkmingai veikianti žaidimo schema. 3 taškai atgal į mūsiškių krepšį ir vėl minus 13. 3,5 minutės iki antrojo kėlinio pabaigos, iki didžiosios pertraukos. Denas Clarkas ir Joelas Freelandas grįžta į aikštę vietoj Mensah Bonsu ir 23 numerio Eriko Boatengo. Davidas Dulkys. Perdavimas Pauliui Jankūnui. Jankūnas. Žai palenda po krepšiu, pražanga prieš jį ir Paulius Jankūnas stos prie baudų metimo linijos. Joelui Freelandui fiksuojama pirmoji asmeninė pražanga. Dabar jau ir Britai perlipa į 5 komandinės pražangas. Paulius Jankūnas taikliai meta pirmąjį baudos metimą. 28-40, tačiau vis dar dviženklę persvarą pirmauja Didžiosios Britanijos komanda ir nepataiko antrojo baudos metimo lietuviai. Neitas Reikingas. Nematytas veidas lietuviams, nebuvo jo pirmose rungtynėse. Antrose turėtų jį labai gerai įsidėmėti. Mūsų komandos gynyba jau 11 taškų pelnė. Šis krepšininkas dar neįpusėjus rungtynėm, dabar sėkminga lietuvių ataka 31-42. Aš šiek tiek išsijudino puldami mūsiškiai, bet kol kas varžovų puolimas taip pat veikia beveik be klaidų, atsakydami į rezultatyvimis atakomis į kiekvieną mūsiškių taiklų metimą. Joelas Freelandas dabar užsidirba techninę pražangą taip pat. Šiandien nenusiteikia rungtynių arbitrai leistis mokomi teisėjauti ir nenusiteikia klausyti replikų jų adresu. Martynas Pocius dabar stos prie baudų metimo linijos. 2 minutės 39 sekundės. Pirmasis metimas taiklus. Kągi, tai yra šansas, kurį suteikia varžovai. Šansas šiek tiek priartėti prie Britų ir abu baudos metimus pataikęs Martynas Pocius savo užduotį atlieka tiksliai iki galo. Dabar kamuolys Lietuvos komandos rankose. 9 taškų skirtumas. Ir 24 naujos sekundės.
Pocius. Pražanga varžovams. Paulius Jankūnas vėl stos prie baudų metimo linijos. Na, įėjus į aikštę jam iškart atsiranda daugiau tokių geresnių ir naudingesnių epizodų. Drąsiai stoja į fizinį kontaktą su priešininkais. Paulius Jankūnas bando, pasinaudodamas savo jėga, raumenimis, brautis į baudos aikštelę, aštrinti situaciją, prašo kamulio ir jau ne pirmą kartą būtent, nors ir neturi galimybės galbūt laisvas mesti, tačiau priverčia varžovus prasiženginėti ir dabar dėja vėl pataiko tik tai vieną baudą iš dviejų. Kągi, bet skirtumas jau sumažėja. 34-42. 2,5 minutės, 2:20 netgi jau iki kėlinio pabaigos. Labai netaiklus metimas. Bet ir vėl lietuviai vėluoja, nesugebėdami užvaldyti kamulio, kuris jau atrodytų buvo mūsiškių rankose. 7. varžovo atkovotas kamuolys po mūsų krepšiu. 7 papildomos atakos. Larkas, jo metimas netaiklus ir vėl su kamuoliu Freelandas ir vėl nusiima kamuolį. Dar kartą Didžioji Britanija lietuvių baudos aikštelėje. Dar kartą netaikliai. Ir kasgi dabar čia, pražanga mūsų komandai. Martynas Pocius baudžiamas šiose grumtynėse. Antroji pražanga jam. Ir Andrius Sullivanas prie baudų metimo linijos. Nu, štai tas žmogus, kuris šiandien yra, gali save vadinti Didžiosios Britanijos komandos lyderiu. Keitas Reikingas. Dabar leidžia jam atsipūsti Chrisas Finchas, o Andrius Sullivanas ruošiasi mesti antrąjį baudos metimą. Jeigu jis taiklus, taip ir yra, vėl dviženklis Britų pranašumas. 34-44. Kalnietis. Martynas Pocius. Meta per varžovo rankas, netaikliai. Bet Andrius Sullivanas numuša kamuolį už aikštės ribų. Kailas Johnsonas pakeis Maiką Lenslį, kuris kol kas šiandien yra pasyvokas arba neina žaidimas jam arba neleidžia jam įsismaginti lietuviai. Šarūnas Jasikevičius ilgokai prasidėjęs ant suolelio po tos techninės užsidirbtos pražangos, dabar grįžta į aikštę, keisdamas Deividą Dulkį. Mantas Kalnietis, dar viena pražanga, na štai, atsiranda daugiau agresyvumo, atsiranda daugiau judėjimo ir iškart varžovai, nebespėdami paskui lietuvių manevrus, prasiženginėja vis dažniau ir dažniau. Dabar Mantas Kalnietis stoja mesti baudos metimus. Trečiąją pražangą užsidirbo Joelas Freelandas. Mantas Kalnietis meta pirmąją baudą. Pusantros minutės iki didžiosios pertraukos. Antrasis metimas taiklus nuo Kalniečio pasiruošimą taip pat buvo šiek tiek išbalansavusi ta nedidelė kirkšnies trauma, bet pastarasis dviejas rungtynės jis jau žaidė. Tiesa, galbūt kiek mažiau rungtynėse su Rusija, nenorėjo pertempti ir pervarginti savo įžaidėjo rinktinės treneriai. Paulius Jankūnas. Išmuštas kamuolys jam iš rankų. Ir pražanga. Pražanga Didžiosios Britanijos komandos krepšininkai. Na jau prieš tai turėjo būti fiksuojamas taisyklių pažeidimas, kuomet stūmė ir kirto per rankas Pauliui Jankūnui po krepšiu buvęs Andrius Sullivanas. Dabargi Paulius Jankūnas vėl įgyja teisę mesti baudos metimus. Tiesa, kol kas krenta jie šiandien tik tai pusėtinai mūsų komandos krepšininkui. Iš 4-2. Deividas Dulkys grįžta į aikštę vietoj Manto Kalniečio. Pirmasis metimas taiklus. 36-44.
Minutė 5 sekundės. Tik didžiosios pertraukos iki antrojo kėlinio pabaigos. Ir antrasis baudos metimas šį kartą sėkmingas. 37-44. 7 taškų skirtumas. Sullivanas. Puldamas krepšį prasižengia Andrew Sullivanas. Patikima Martino Pociaus gynyba. Ir šiek tiek aptvarkė savo reikalus lietuviai, bent jau per pastarąsias porą minučių atsiranda, nebėra to tokio chaotiško žaidimo. Dabar jau Jasikevičius užsidirba pražangą pats. Jasikevičiui fiksuojama antroji asmeninė pražanga. 45 sekundės iki antrojo kėlinio pabaigos. Andrew Lorenzas. Robertas Arčibaldas. Benas Clarkas. 3 taškais. Baudęs gynybą. Pirmose rungtynėse Lietuvos gynyba. O dabar nusibaudžiantį save ir savo komandą. Pirmoji pražanga jam įsirėžusi Robertą Jeftoką. Ir minutės pertraukėlės prašo Kęstutis Kemzūra iki antrojo kėlinio pabaigos likus 35,5 sekundės. Minutės pertraukėlė čia artėja link pabaigos. Lietuvos komanda nuo pirmojo kėlinio pabaigos besivejanti savo priešininkus, kurie vienu metu buvo įgyję net 13 taškų persvarą. Dabar tą turėtą rekordinį varžovų pranašumą sumažino beveik iki minimumo, tačiau visas pagrindinis darbas dar prieš akiją ir jau dabar aišku, kad jį atlikti Lietuvos komanda turės per antrąjį kėlinį. Tiesa, dabar kamuolys bus mūsų komandos rankose po to, kai eilinę pražangą puldamas krepšį užsidirbo Didžiosios Britanijos aukštaūgis. Toks išsitęsusi pirmoji rungtynių dalis, 3 techninės pražangos, daug taisyklių pažeidimų, štai jau dabar Lietuvos ekipa yra metusi 18 baudos metimų, varžovai 21. Daug taisyklių pažeidimų, daug klaidų, ypatingai lietuvių komandos veiksmuose. Ir varžovai pasiryžę papresinguoti mūsų komandos gynėjus. Šarūnas Jasikevičius. Martynas Pocius priima kamuolį. Turbūt pats ir persivarys į varžovo aikštės pusę, taip ir yra. Robertas Jeftokas, Jasikevičius, Jeftokas. Metimas kabliu, netaiklus ir Benas Clarkas nusiėmęs kamuolį pradeda veikiausiai jau turbūt paskutinę ataką, bent jau tai bando parodyti stabdydamas tempą Andrew Lorenzas. 10 sekundžių. Benas Clarkas. Blokuoja varžovo ataką Šarūnas Jasikevičius ir taip apgina savo krepšį nuo paskutinio priešininkų metimo. Taigi baigėsi pirmoji šių rungtynių dalis ir kol kas -7 taškų deficitą į rūbinę nešasi Lietuvos rinktinė. 37-44.